Istorinis momentas, kada galingiausias Viešpaties pranašas, stovėdamas ant Morijos kalno ir paskelbė apie šlovingą Kristaus atėjimą visai žemei. Ir davė instrukcijas tautoms atgailauti ir paruošti kelią karaliaus atėjimui. Šventyklos kalnas Jeruzalėje. Viešpats Visagalis prakalbo su manim apie šlovingą Kristaus atėjimą. Ir tai yra kritiškas metas, nes Izraelis yra Visagalio Dievo pranašiškas laikrodis. Ir kai matome įvykius Izraelyje dabar, kaip vyksta karas Gazoje, ir matome daugybę tautų antisemitizmą, atsigrėžė prieš Izraelį dabar, tai kalba bažnyčiai. Yra rimta žinutė bažnyčiai. Bažnyčia turi tai priimti kontekste, nes labai gerai žinote, kad 70-oji Danieliaus savaitė bus charakterizuojama pagal tai, ir kad Izraelis turi būti beviltiškame poreikyje taikai, kad 70-oji Danieliaus savaitė būtų išpildyta. Taigi Viešpats prakalbo su manim prieš šlovingą Kristaus atėjimą. Ir Viešpats duoda instrukcijas 4 pasaulio kampams atgailauti, priimti Jėzų ir atgimti iš naujo ir taip pat būti šventiems. Nes be šventumo niekas neregės Viešpatį. Ir mes labai gerai žinome dabar, kad kai žiūrime į bažnyčios būklę globaliai, bažnyčia turi apostazijos formą, kuri vyksta joje. Yra kita evangelija, klestėjimas ir daugybė kitų blogių vykstančių bažnyčioje. Taigi Viešpats šaukia atgailai. Kai žiūrite į Izraelį patį, mes ką tik matėme gėjų paradą Tel Avive. Gėjų paradą čia, o Tel Avive yra 25% gėjų. Taigi išties yra poreikis atgailai. Dievas myli savo žmonės, bet šiam momentui Kristaus bažnyčiai reikia pažvelgti į įvykius Izraelyje ir pasiruošti šlovingam Kristaus atėjimui. Paskutinis pokalbis, kurį Viešpats turėjo su manim, buvo kovo 22, 2024 metų, kuris tai balsu pasakė, vėl karalius grįžta danguje. Pažvelgiau tą regėjimą, jo auksinė karūna pavirto kaip deimantai dėl jo sugrįžimo šlovės. Tuomet jisai paėmė bažnyčią ir debesis padengė. Todėl tai yra taip kritiškai svarbu, kad aš skelbiu tai čia, Ziono centre, kur uola, ant kurios Abraomas paaukojo Izaoką yra. Skelbė visiems pasaulio pusėms, atgailaukite, Kristus grįžta. Ir aš meldžiau šią tautą, meldžiau Izraelio tautą, nes labai gerai žinau, kiek daug ką Viešpats man parodė, kas netgi ateina po paėmimo. Mačiau Izraelio būklę po paėmimo. Mačiau skerdynės ir kraujo praliejimą. Taigi Izraeliui reikia, kad jis būtų apgintas. Mes turime stovėti su Izraeliu, turime stovėti su Izraeliu, nes žinome iš to, kaip tos tautos, kurios buvo draugiškos Izraeliui, atsigręžė prieš Izraelį, mes turime žinoti, kad tik Jehova, Viešpats Jehova, gali apginti Izraelį. Taip pat laiminame tautas, kad tautos atgailautų ir teisingai atgimtų ir pasiruoštų Kristaus atėjimui. Ir tai tapo pačiu labiausiai istoriniu momentu šitame amžiuje, kada jis atsistojo ant kalno, Hašem kalno, Dievo kalno, kur jis atsistojo ant Morijos kalno. Ir kada jis atsistojo ant Viešpaties kalno. Ant šventyklos kalno. I'm announcing it before ends of the year at this center of Zion here, where the rock at which Abraham was to offer Isaac is. Repent, the Messiah is coming. Yra pamatinis akmuo, ant kurios stovi visa žemė. Ant akmens, ant kurios buvo šventykla pastatyta. Jis atsistojo
ant to akmens, ant kurio Kristus pastatys savo šventyklą. Ir jisai paskelbė tiesiogiai globaliai, kad Kristus grįš